Pradedami laidų ciklą apie Klaipėdos krašto dvarus ir jų istoriją, papasakosime, kas vadinama dvaru mažoje Lietuvoje, sužinosite, kas galėjo tapti dvarininkais, kokios jų buvo privilegijos ir įsipareigojimai. Ar žinote, kodėl Klaipėdos pilį įkurti buvo parinkta pelkėta ir statyboms gan nepalanki vieta ir kodėl miestas savo vietą keitė mažiausiai 2 kartus? Sveiki! Po trumpos pertraukos su jumis ir vėl sveikinasi laida Kultūra Plius, kurioje dar daugiau pasakojimo apie Klaipėdą ir mažąją Lietuvą. Šiandien mes jums papasakosime 2 naujas istorijas ir pristatysime trumpą, bet labai intriguojančią rubriką. Šiandien tik galime spėlioti, kaip atrodė Danės žiotis 13 amžiaus viduryje, kai čia atkeliavo vokiečių riteriai. Kokios geopolitinės sąlygos lėmė tai, jog čia atsirastų Klaipėdos pilis, vėliau ir miestas, šiandien ir pasakojame laidoje. Vienintelio šalies uostamiesčio apylinkėse prieš daugiau nei 1000 metų gyveno kuršiai, garsėję piratiškai žygiais Baltijos jūroje. Tačiau jų ekonomika nebuvo stabili, jie nesukūrė valstybės. Dėl šių priežasčių jie turėjo užleisti strategiškai labai reikšmingą Klaipėdos sąsiaurį daug stipresnei ir labiau organizuotai jėgai kalavijuočių ordinui. Vikingų laikai baigėsi, ateina Baltijos jūra, vokiečiai su vokiečių pirkliais, su Hanzos sąjunga. Ir 12 amžiuje vyksta kryžių karai. Ir 12 amžiaus pabaigoje kažkur, tai paskutiniam trečdalį, popiežius paskelbė, kad kryžiaus karus galima vykdyti nebūtinai keliaujant į Jeruzalę, prie švento sosto ten. Bet galima atlikti ir krikštijant pagonis, kurie yra šalia. Livonijos ordinas 1201 metais įkūręs Rygą po truputį plėtė savo įtakos ribas, keliaudami pajūrių pietų kryptimi. Po kelių dešimtmečių kryžiuočių ordinas ėmėsi užkariauti Prūsų žemes, keliaudami link dabartinės Klaipėdos, tik iš priešingos nei Livonijos ordinas pusės. 13 amžiaus vidurys, kokia situacija. Livonija jau yra įsiplėtusi iki dabartinės, sakysim, Lietuvos Latvijos kažkur tai sienos, netgi toliau, faktiškai. Pietuose kryžiuočių ordinas jau turi karaliaučių ir žemės kolonizavęs aplinkui. Ir čia lieka tik tai toks tarpas, ties Klaipėda maždaug, ties Klaipėda, Palanga, Šventoji. Visai nedėlis žemės ruožas, kuris dar nepriklauso nei vienam, nei kitam ordinui. 1253 metais Livonijos ordinas su Rygos vyskupu nusprendė pasidalinti Kuršo žemes, taip užvaldydami visą pajūrį. Liko tik nedidelė teritorija prie Kuršių marių ir Nemuno, kuriuose tebegyveno pagonys baltai. Nemunas tampa labai svarbus ir Nemunu vyksta intensyvi palyginti prekyba. Prekyba Nemunui yra gabenami įvairūs ištekliai, kaip rašo specialios, netgi prireikia specialių popiežiaus būlių, kuriomis jis uždraustų krikščionim prekiauti su pagonių kraštais, tame tarpe su lietuviais Nemunu. Ten yra prekiaujami ir ginklais, ir maistu, ir netgi ten rašo apie žirgus ir visus kitų dalykų. Vikingų laikais egzistavo dar viena protaka, kuria buvo galima iš Baltijos jūros įplaukti Kuršių marias. Ji buvo netoli dabartinio Zelenogradsko, tačiau audrų metu protaka buvo užnešta smėliu ir pasidarė nebepraplaukiama. Prekyba Nemunu be abejo turėjo labai nepatikti abiem ordinam, Livonijos ordinui ir kryžiuočių ordinui. O į Nemuną buvo patenkam per Kuršių marias ir vienintelė vieta tuo metu, jau kur galėjo plaukti, buvo Klaipėdos sąsiauris. Noras kontroliuoti prekybą Nemunu, patiems turėti vandens kelią į žemyno gilumą ir siekis plėsti ordino įtaką pietinėse Kuršo žemėse lėmė tai, jog ordinas šioje vietoje nusprendė statyti pilį. Pelkėtoje teritorijoje, kurioje dabar yra Klaipėdos miestas, 13 amžiuje niekas negyveno. Jeigu jie paplaukia šiek tiek aukštyn Dangės upe, jie randa labai stiprią Eketės pilį, sutvirtinta. Dar aukščiau jie randa dar daugiau pilių, sakysim, kylant tą upę, kiek įmanoma. Jeigu jie bando plaukti pro Klaipėdos sąsiaurį, pro Kiaulės nugarą, juos čia turėtų sustabdyti tie žmonės, kurie
gyveno Žardės laistų komplekse, labai stambus centras, labai geroje vietoje, kuris kontroliavo faktiškai prekybą. Užtat čia pasistatyti kažkur pilį savo ir užgesinti tos kuršius ir jų visą veiklą, sakysim, ypatingai prekybinę veiklą, jos ginklų priversti paklust ir kontroliuoti šitai visą plaukimą, visą laivybą Kuršių mariomis buvo labai svarbu. Tuo metu Klaipėdos sąsiauris buvo įsivaizduojamas kaip Nemuno žiotis. Rašytiniuose šaltiniuose randame įrašą, kuris skelbia, jog Livonijos ordinas pastatė pilį ten, kur Danės upė suteka su Nemunu. Kadangi tai buvo ordino pilis, tai ten gyveno tie vadinami ordino broliai, vienas kitas ir be abejo kiti žmonės, kurie tarnavo jiem. Tais laikais tie žmonės buvo vadinami piligrimais. Tačiau jie smarkiai skyrėsi nuo tų piligrimų, kurie dabar keliauja į šventas vietas, tarkim. Piligrimais buvo vadinami paprastai tie vienuoliai arba dori krikščionys, kurie atvykdavo į Baltų kraštus kariauti su pagonėmis ir įtvirtinti Kristaus tikėjimą. Ordino laikais Danė tekėjo senąją savo vaga. Dabar toje vietoje yra Didžiojo vandens gatvė. Prie pat žiočių upė buvo 800 metrų pločio ir dalijosi į kelias šakas bei senvagės, sudarydama žemas, smėlingas salas. Jie apsigyveno toje vietoje, kur tik varlės gyvent galėjo. Nes kuršiai ten arba ir visi baltai tokios vietos ir negyveno. Jie kūrėsi, žinot, tos vietos, kur buvo patogius gyventi, šalia, kur buvo galimybė statyti pilį kažkokią, apsiginti ir panašiai. Ordinas priešingai, ordinas kūrėsi visur pakrantėse, todėl kad ir Klaipėdos pirmosios dokumentuose rašoma, kad tas miestas iš karto buvo numatytas aprūpinti jūrą. Ir ne tik tai žmonėmis, tarkim, ten medžiagomis statybinėmis kažkokiom ten ginklais, bet ir maistu buvo aprūpinti jūrą. Tai buvo vietos saugios, jų nuomonė prieinamas tik iš vandens, o vandens jau jie kontroliavo tuo metu. Ta savo medinį pilį 1252 metais pastato kažkur čia toj saloje. Ir toj pat planuoja plėstis. Šita sala buvo numatyta priešpiliui, tokiam ūkiniam priešpiliui, kuris turėjo dirbti pilies reikmėm. Ir čia buvo numatyta kurti miestą. 1252 metais tuoj įkūrus pilį, kadangi šitą akciją vykdė ir pinigus davė pilies statybai Livonijos ordinas ir Rygos vyskupas, jie atitinkamai pasidalijo. Ne tik tai tą žemės dalijos visus Kuršių žemės, bet ir pačią pilį buvo atsidaliję. 2/3 ordinui, 1/3 vyskupui. Kitais metais nuspręsta statyti mūrinę pilį, tačiau ta vieta buvo tokia nepatogi ir klampi, kad buvo rašoma ir nustatyta labai greitai, kad mūrinės pilies pamatai čia neatlaikys šito. Matyt, kažkokius smėlių tokia sunešta sala. Todėl mūrinė pilis yra statoma kitoj gretimoj saloj, ten, kur buvo numatytas priešpilis. O miestas tampa lyg ir priešpiliu ir kažkur tai kurį laiką šalia tos naujai pastatytos pilies čia ir egzistuoja. Negalime tikrai įsivaizduoti 13–14 amžiaus miesto suplanavimo ir apstatymo. Beveik nežinome, kaip gyveno klaipėdiečiai iki pat 16 amžiaus. Iki 1260 metų, iki Durbės mūšio, kada kuršiai atsimetė nuo ordino, jie buvo gana gerai užsitikrinę, čia gana saugiai gyveno, dėl to, kad buvo sudarę sutartį su tais vietiniais kuršiais, dėl tų pilių, o tie vietiniai kuršiai gavo už tai, kad tarnavo ordinui, gavo žemių. Tai buvo, būtent Livonijos, kalavijuočių atsparos taškas šitam visam regione. Po to prasideda tokie politiniai žaidimai, kurie labai neblogai pavyko pradžioje ordinui. Yra rašoma apie tas vadinamas neofitų arba naujakrikštų pilaitės, apie Klaipėdą, Kuršių pilis, kurios jau tarnavo ordinui. Ir mano manim, tai galėjo būti Laistų piliakalnis dabartinis, tai galėjo būti Purmaliai, sakysim, gal dar ir kitos vietos.
kur vietiniai gyventojai, kuršiai turėjo savo pilis, bet praktiškai jie jau saugojo ordino miestą nuo tų pačių kitų kuršių arba nuo žemaičių, kurie gan aktyviai pradėjo puldinėti 13 amžiaus antroje pusėje. 14 amžiuje vykstant Livonijos karams su Lietuva, kraštas ištuštėjo, jame beveik nebeliko gyventojų. Negana to, miestas ilgą laiką buvo ordino pilies šešėlyje ir bent 2 kartus keitė savo vietą. Be to, rašytiniuose šaltiniuose Klaipėda retai vadinama miestu, dažniausiai priešpiliu, nedidelė gyvenvietė ar miesteliu. Kadangi Klaipėdos pilis pasirodė nelabai vyskupui palanki, nes tik pilį pastačius jau 1153 metais yra kronikose rašoma apie tai, kad žemaičiai kartu su sembais, su didžiuliu laivynu laivais puolė Klaipėdą. Ir ta Klaipėda buvo 13 amžiuje, dar ir 14 amžiuje, buvo deginama periodiškai kas keli metai, ištisai. Ir buvo vyskupas pasiūlė ordinui tokį biznį ir jie tą padarė. Jis atsisakė savo teisių Klaipėdos pilį ir atitinkamai ten tų žemių, mainais už tai, kad ordinas jiem perleido savo teises Ventspilio pilį. Galima spėti, jog 13-15 amžiaus miesto plano stuburą sudarė 2 statmenai susikertančios gatvės, tiltai sujungtos su priešpiliu ir kraštu. Dabartinėme senamiestyje pradėta gyventi tik nuo 15 amžiaus antros pusės ir tik 16 amžiuje Klaipėda tapo tikru miestu prie jūros. Netrukus papasakosime apie mažosios Lietuvos dvarų ypatumus, pristatysime trumpą jų istoriją, tačiau dabar labai trumpa reklama. Nuo seniausių laikų buvo įprasta dvarą laikyti valdžios bei kultūrinio gyvenimo telkimosi vieta. Kokie dvarai buvo mažoje Lietuvoje, kas jos valdė, šiandien ir pasakojame laidoje. Prūsijoje dvarai pradėjo steigtis po 13-14 amžiaus kryžiuočių karų, o dvarų savininkais tapdavo riteriai bei kiti kilmingi asmenys. Todėl stambesni dvarai buvo vadinami kilmingaisiais arba riteriškaisiais dvarais. Ekonomiškai stipresniems dvarams buvo suteikiamos kulmo teisės. Tai reiškia, jog šio dvaro savininkas turi teisę jį paveldėti. Tačiau su šia teise buvo skiriami ir įpareigojimai, dideli mokesčiai, karo tarnyba bei įvairios visuomeninės pareigos. Šie dvarai buvo 100-200 hektarų dydžio. Tikrieji dvarai, kurie užsiminėjo ūkinė veikla, turėjo žemių, kitaip sakant, pastatai jų labai nedideli, tai tikrai ne rūmai, paprastas šiandieninis kiekvieno tokio užsidirbančio piliečio namas galėtų būti praeityje dvaru. Taigi tie dvarai faktiškai tai gana normalios sodybos, tik tai tiek, kad jos turėjo daugiau žemių. Ir tų žemių valdymas ir buvo pagrindinė dvaro funkcija. Valdiškas dvaras, dar kitaip domenas, tai dvaras ir jo žemės, kuriuos valdovas nuomodavo ištikimiems arba nusipelniusiems asmenims. Valstybė paskyrė iškart valdytoją, tai buvo ne savininkas, bet valdytojas, kuris atliko ir valstybės paskirtas funkcijas. Mokesčių rinkimas, sakykime, kaip dabar savivaldybėj maždaug. Kaip meras, ar ne? Taip, kaip meras toksai. Ir jis, ir dvaras buvo valdiškas, valstybės. Dvaras buvo statomas kaip ūkinis vienetas, labai svarbus, labai reikšmingas pačiai valstybei buvo, nes jis valdė žemės. Tai būdavo apie 1000 hektarų ir visą tai reikėjo valdyti. Ir Prūsijos vyriausybė visada žiūrėjo į dvarininkus, į tą kilmingąjį luomą, kaip savo valstybės pagrindą. Jie tvarkėsi. Ir ypač 19 amžiuje prasideda technikos revoliucija ir dvaruose įdiegiama tai, kas atsiranda, sakykime, kuliamosios, malūnai, visi pagrindė dvare, tai ūkinė dalis. Pačioje XIX amžiaus pradžioje po baudžiavos panaikinimo Rytų Prūsijoje pradeda vystytis rinkos ekonomika ir dvarai tampa verslo objektu. Gintaro pelkėje Vilhelmas Darbomas
Taigi jo dvaras tai iš tiesų tai didžiulė lentpjūvės įmonė. Dvaro pastatai buvo pakrantėje, o visa akvatorija aptverta buvo medienos uostai. Ir atplukdyti sieliai iš Nemuno žemyn, buvo jie tenai uždaromi, sandėliuojami tuose uostuose. Ir pasistatęs pirmąją vėjo lentpjūvę 1759 metais Klaipėdoje Berbomas, firma vadinosi Berbomas ir Jordansas, pirmieji pradėjo pjauti medieną. Tai vat dvaras kuo užsiminėjo, pjovė medieną, pjovė lentas, krovė į burlaivius ir gabeno į Angliją. Žemė, pastatai vis dažniau užstatomi, parduodami, praskolinami. Dvaras įgyjamas ne tik paveldėjimo keliu, bet ir perkamas. Tai yra jau kita dvarininkų karta, tai yra tie, kurie praturtėja ir perka dvarus. Tai yra nekilmingieji dvarai. Pavyzdžiui, tie didieji dvarai, Prūsijoje tai buvo tie kilmingieji dvarai arba riterių dvarai. Dar nuo kryžiuočių karų laikų riteriai gaudavo dvarus ir valdydavo juos paveldėjimo teise. O čia jau XIX amžiuje atsiranda junkeriai, tai yra tie, kurie įsigyja savo darbus, sakykime, mieste, užsidirba prekybą ar kaip ir perka dvarą. Reiškia žemę ir pradeda valdyti. Nauji savininkai ima naudoti pažangę žemės ūkio techniką, taip pat teikia mokamas paslaugas mašinomis atlikdami žemės ūkio darbus ūkininkams. XIX amžiaus viduryje vyriausybės politika skatino dvarus tapti moderniais žemės ūkio gamybos centrais. Dvaras kaip ūkinis vienetas, kaip verslo įmonė, turėjo mokėti mokesčius už savo naudojimo žemės plotą, už pagaminamus produktus ir taip toliau. Be to, dvaras buvo ir kažkoks tai kaip ir teisinės visuomenės dalis, nes tenai dvarininkas galėjo vykdyti teismą, tai buvo policijos galėjo vykdyti funkcijas, jis buvo, kitaip sakant, visateisis tos žemės kaip valdovas. Bet tai nebūtinai, kad jisai buvo visagalis. Jisai galėjo būti apskundžiamas ir taip toliau, kitaip sakant, šiokios tokios demokratijos buvo. Stambių dvarų vystymuisi didelę įtaką darė XIX amžiaus pabaigoje, XX amžiaus pradžioje kelių ir vėliau geležinkelių tinklo išvystymas. Dvarininkai statėsi didelius pastatus žemės ūkio veiklai, tad prieš Pirmąjį pasaulinį karą Klaipėdos krašto dvarai garsėjo aukšta ūkininkavimo kultūra. Tų žmonių, kurie valdė dvarus, turime tikrai labai iškilių asmenybių, labai garsių žmonių. Ir ypač Klaipėdoje, kadangi Klaipėda išsiskyrė savo tokią specifiką, tai jūrų uostas, kuris prekiavo su beveik visų pasauliu, tai ir dvarai buvo, galima sakyti, nemažai valdomi jūrų pirklių, kurie tenai gamino produkciją reikalingą parduoti į užjūrį. XIX amžiaus pabaigoje išryškėjo dvarų smulkėjimo ir skaidimo tendencijos, kurios tęsiasi iki Antrojo pasaulinio karo. Šis dvarų skaidimasis leido įsikurti smulkiesiems ūkininkams. Dvarininkas, plėsdamas savo valdas, statydavo namus ir savo pavaldiniam, valstiečiam ir taip toliau, būdavo darbininkų namai, bet tuo metu daugiausia kaimai prie dvaro nebuvo kuriami. Tiesą sakant, dvaras buvo vienas. Jeigu mes pažvelgsime į senus žemėlapius, tai yra dvaras. O yra koks nors karališkasis kaimas, jisai turi savo, reiškia, teisės ir taip toliau, tačiau, sakykime, į dvarą eina dirbti darbų, atlieka lažą, kiek tai dienų turi vežti kažkokią tai šieną, daryti kažką. O toliau žmogus laisvas, dirba savo kaime, savo sodyboje. Dvaras buvo ne tik ūkio centras, tačiau ir savitas kultūros židinys. Dvaro parkai tapdavo pramogų, poilsio, susibūrimo vieta ne tik dvariškiams, bet ir apylinkių gyventojams. Dvaras valdė ir kultūrinius dalykus. Dvaruose glaudėsi menininkai, dvaruose buvo įvairūs renginiai, įvairios literatūrinės, muzikinės, kažkokios tai popietės ir taip toliau, suvažiuodavo žmonės sukviesti į įvairius, renginius. Ir dvaras kaip šiuolaikinis būtų kultūros centras. Kiekviename didesnėme dvare buvo rengiami gėlynai, parkai. Daugelio Klaipėdos dvarų kūrimasis bei vystymasis priklausė nuo uosto, tad nenuostabu, kad miestą praeityje supo labai daug dvarų. Klaipėdos apylinkės
apylinkėse jų buvo per 30, tačiau laikui bėgant jie įsitraukė į miesto teritoriją. Tie 30 dvarų, kurie supo Klaipėdą, vieni, kaip minėjau, pjovė medieną, kiti aprūpino pilį maisto produktais, treti, sakykime, turėjo miško, ketvirti turėjo puikius laukus, augino linus ir sėmenis, spausdavo sėmenų aliejų ir taip toliau. Kitaip sakant, ta produkcija uosto apsupty tikrai buvo labai reikalinga. 2 pasauliniai karai gerokai pakenkė dvarų išlikimui, o pokariu į Klaipėdos kraštą atkeliavę nauji gyventojai neturėjo tikslo išsaugoti šio kultūros paveldo. Šiandieninė tų dvarų istorija irgi yra gana įdomi, kadangi tie labiau iškilesni dvarai, tie, kurie, sakykime, daugiau turėjo žemės, didesnius pastatus, jie išlikę yra geriau. Tai, sakykime, iš jų pastatų šiandien turime dailės mokyklas 2. Kiti dvarai yra mažiau išlikę ir daugiau tokie, kaip čia pasakius, neišsaugoti. Tai, sakykime, Tauralaukio dvarai, didysis Tauralaukio dvaras iš vis nušluotas nuo žemės paviršiaus, išlikę Mažojo Tauralaukio pastatai, tačiau šiandien čia jau šis dvaras tampa daugiabučių, pardavinėjamas restauruotas pastatas butais. Dvarų istorijos likučius dar galime užčiuopti keliaudami miesto gatvėmis, o plačiau apie įdomiausius, išlikusius ar išnykusius Klaipėdos krašto dvarus pasakosime visose šių metų Kultūra Plius laidose. Naują laidos sezoną pradedame su nauja rubrika Ar žinai? Kiekvienoje laidoje mes jums papasakosime intriguojančią naujieną iš mažosios Lietuvos istorijos. Šiandien pasakojimas apie čigonus senojoje Klaipėdoje. Vietinių čigonų rytprūsiuose buvo nedaug, nes po 1725 metų įsako kiekvienas 18 metų sulaukęs čigonas atvykęs į Prūsiją buvo negailestingai pakariamas. 1748 metais šis potvarkis buvo sušvelnintas, pagautą čigoną gabendavo artimiausią tvirtovę. 1784 metais Karaliaučiaus kalėjime sėdėjo 40 čigonų. Dažnai juos einančius nuo vienos pirkios prie kitos ir siūlančius prekes arba prašančius išmaldos buvo galima sutikti provincijoje. Čigonų visuomet būdavo arklių prekyvietėse. Pirmiausia, iš visų krašto kampelių jie sueidavo į Vėluvos vasaros mugę. Statistika nenurodo, kiek Prūsijoje buvo klajojančių čigonų, nes jie žmonėms mažai rodydavosi. Šiandien Klaipėdoje jų nedaug, apie 50. Nors ir negyvena Tabore, čigonai tvirtai laikosi drauge. Čigonai nuolat bando atsikratyti negatyvaus įvaizdžio, tačiau žiniasklaidoje pasirodantis pranešimai apie vagystes ar kontrabandą tik pablogina situaciją. Štai Klaipėdoje viena Romų tautybės moteris bausta jau 51 kartą, o baudų suma siekia 800 000 litų. Jei šiandien nespėjote pažiūrėti visos laidos, jos įrašus galite rasti TV3 Play svetainėje. Tai buvo viskas, ką šiandien jums norėjome parodyti ir papasakoti. Susitiksime lygiai už savaitės, tuo pačiu metu TV8 eteryje. Iki pasimatymo. Su jumis buvo laida Kultūra Plius.